Pasitinkame sekančiąją veido jogos mokėlėje, kurios metu šiandien vėl mes aktyvuosim savo limfą, kaip ir kiekvieną rytą. Iš šito žingsnio mūsų veido rutina neturėtų prasidėti. Susirandame štai čia savo kauliukus ir pirštų pagalvėlėmis išmasažuojam gerai patinę, pakišam pirščiukus keletą akimirkų. Galim 1 minutę skirti šitam masažavimui, limfos tekėjimo aktyvavimui. Suspaudžiam ir spaudžiam pirščiukus. Jaučiam. Pakišam iš šitos pusės, išmasažuojam. Pamasažuojam. Galim paimti su 2 pirščiukais, įspaudžiam ir pavažiuojam. Toliau ką darom? Pasukam galvą į vieną šoną, susirandam savo štai šitą kauliuką, lygiai taip pat apkabinam su 2 pirščiukais, su pirštų pagalvėlėm, įspaudžiam ir pavažiuojam. Iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų. Lygiai taip pat 1 minutę. Jeigu jaučiat, kad jūsų oda labai sausa, galit naudoti losjoną arba serumą. Galbūt turit aliejų skirtą specialų veidui. Lygiai taip pat galit patepti ir pamasažuoti. Švelniai, per daug nesispaudžiam, jaučiam savo kūną. Tai tikrai neturi būti labai skaudu. Palenkiam galvą į kitą pusę. Lygiai taip pat surandam štai šitą savo raumenuką. Ir lygiai taip pat iš apačios į viršų ir iš viršaus į apačią. Suaktyvinam savo limfą veide. Lygiai taip pat mes turime kūne tam tikrus taškus, kuriuos mes galim aktyvuoti ir prikelti link. Kad būtų efektas geresnis, galima ryto rutiną pradėti nuo 1, nuo 2 delnų nuplovimu šaltu vandeniu. Taip suaktyvinam savo veidą kraujotaką. Ir padedam limfai dar lengviau pasikelti. Dar keletą akimirkų. Iš apačios išpravažiuojam. Nepametam savo šito raumenuko. Lygiai taip pat nuo pirštų pagalvėlės, nuo nosies galiukų, nubraukiam visus savo skysčius susikaupusius už ausies link. Ausies yra toksai taškiukas, kuris neturi kauliuko ir turi įdėtumą. Jeigu veidas jūsų paburkęs, jeigu darosi maišiukai po akimis, nuvarom visus skysčius iš veido. Pratintam. Šitie pratimai neturėtų būti ilgi. Iki minutės laiko, 3, 4, 5 kartai. Pakanka. Jūs galite atlikti kiekvienu metu, dienos metu. Suspaudžiam, įkišam pirščiukus savo tarp ausų į šitą duobutę. Ir truputėlį pasukam, pamasažuojam. Gali jaustis truputėlį toksai skausmas, ypatingai pirmus kartus darant. Pamasažuojam. Įdedam visus pirščiukus, lygiai taip pat prasukam, pramasažuojam, pajudinam. Jeigu jaučiasi diskomfortas ir labai nepatogu, truputėlį sušvelninkit judesį. Ką turėtumėm žinoti, kad jeigu mūsų veidas pliukšta, krenta, ir tarsi nori nusileisti žemyn, tai nereiškia, kad vien tik tai mūsų veide yra problemos. Kiekvienas mūsų raumenukas, kiekvienas mūsų
audinys yra tarpusavėje susijęs ir jeigu mūsų veidas krenta šitoje pusėje, gali būti, kad problema yra nugarinėje mūsų kūno dalyje. Tai, kad taip nenutiktų, mes pamasažuojam savo galvą, patrinam. Lygiai taip pat pereinam per kaklą, pajudinam kiekvieną savo raumenuką, raištį, kiekvieną savo audinį. Pas keletą akimirkų skiriam savo, pajudindamas. Šiandien masažuosim veidą lygiai taip pat, atverčiam savo galvą, kiek įmanoma aukštyn ir liežuviu važiuosim per savo burną. Turim jausti tempimą kakle ir ištempiam liežuviu savo burną. Galite užmerkti akis. Lygiai taip pat šitą pratimą galite atlikti bet kada, nebūtinai veido rutiną darant ryte, bet jeigu pamirštate tiesiog dienos bėgyje, prisiminus galite vos kelias akimirkas skirti šį pratimą atlikti. Sekantis pratimas, ką mes vėl darysim, tai paimsim savo pirštų pagalvėlės, vidurinį pirštuką dedam nosies kampučiu ir tempiam savo veidą vėlgi link ausies. Ištempiam keletą kartų, pratempiam. Ir lygiai tą patį padarom kitoje pusėje, įstatom pirštą vidurinį prie kampučio ir nuo ausies, link ausies, nuo lūpų kampučių, nuo nosies kampučių, link akies kampučių pravažiuojam. Kartai pratempiam. Kaktai skiriam taip pat dėmesį, pramasažuojam iš antakio linijos į viršų. Jeigu labai sunku rasti laiko savo, keletą akimirkų, šitos judesius galima atlikti netgi tepant kremą. Keli kartai pravažiuojam. Vėlgi dedam rankas su pirštų pagalvėlėmis. Ir pratempiam antakiukus, pratempiam ir nuvažiuojam į nugarą. Pratempiam ir nuvažiuojam į nugarą. Tai neturėtų būti skausminga. Tiesiog pratempiam lengvų judesių. Trys, keturi, penki kartai. Ir paskutinis šiandienos pratimas. Dedam savo krumpliukus. Štai čia į savo kaklą, ar ne, duobutę. Bet čia įsistatom. Ir nuvažiuojam. Nuvažiuojam link ausies. Nuvažiuojam. Formuojam gražų savo žandikaulį. Nuvažiuojam. Gražiai įsistato, kadangi čia tarp mūsų yra kauliukas, ar ne? Ir nuvažiuojam. Aš parodysiu su viena, netgi kaip tai galėtų atrodyti. Gražiai nuvažiuojam link žandikaulio. Formuojam savo veidą. Ištempiam kaklą, ar ne? Odą. Ir galiausiai, kada mes atlikom masažą savo,
Kada mes pasidarėm veido jogą, galima atpalaiduoti savo veidą pirštų pagalvėlėmis, tiesiog tapšnodamas per savo veidą. Galite užmerkti akis, pajausti savo veidą, pajausti, kaip jaučiasi veidas. Lengva šiluma turėtų būti jūsų veide. Pamasažuoja. Ačiū, kad klausėt, ačiū, kad darėt. Pakomentuokit, kaip jums sekėsi, galbūt kyla kažkokių klausimų ir susitiksim rytoj. Iki rytojus.